Bazalte Home programėlės bendrinių namo funkcijų nustatymo apžvalga. Bendrinės namo valdymo funkcijas rasime pagrindinėme lange paspaudę rodiklį žemyn arba perbraukę ekranėlį pirštu iš apačios į viršų. Čia parodytų funkcijų kiekis priklauso nuo jūsų name įdiegtų sistemų kiekio. Pavyzdžiui, jeigu jūsų name nėra elektra valdomų spynų, tai skilties duris pas jūs nebus. Pakalbėkime apie kiekvieną funkcionalumą plačiau. Skiltyje kameros jūs galite matyti jūsų apsaugos kamerų vaizdą realiu laiku. Tai pavyzdžiui galite pažiūrėti, kas atėjo pas jūs į svečius, kai sulaukite skambučio į duris, ar stebėti, kaip vyksta kokie nors darbai jūsų vidinėme kieme. Pasirinkę mus dominantį vaizdą, galime ant jo paspausti, taip padidindami jo raišką per visą ekraną. Skiltyje duris turime elektrinių spynų kiemo vartų valdymą. Taip pat galime matyti ir statusą nevaldomų dalių. Pavyzdžiui, ar tam tikras langas dabar yra atidarytas ar uždarytas. Informacijos skaitimo patogumui galime naudoti filtrus viršutinėje valdymo lango dalyje. Tarkime pasirinkti, kad būtų rodomos visos atidarytos vietos arba skirtingose namo aukštuose esančios praėjimo langų sistemos. Paspaudę mygtuką redaguoti ir traukdami trijų linijų simbolį galime keisti rodomos informacijos eiliškumą. Taip mums aktualiausias funkcijas pasieksime greičiau ir paprasčiau. Baigę redagavimą pakeitimus išsaugome mygtuku atlikta. Kita svarbi skiltis – scenarijai. Šioje vietoje galime kurti įvairius scenarijus, kurie nėra susieti su konkrečia namo patalpa. Pavyzdžiui, čia galime susikurti programinį mygtuką, kuris uždegs viso namo šviestuvus, ko negalime padaryti, kurdami scenarijų konkrečioje patalpoje. Sukurkime scenarijų svečiai. Spauskime mygtuką Naujas scenarijus, redaguokime mūsų naują scenarijų. Suteikime jam pavadinimą. Priskirkime nuotrauką. Šiuo atveju mes jau turime paveikslėlį svečiai, bet jei reikia, galime įkelti į sistemą mūsų susikurtą grafinį mygtuko vaizdą. Spaudžiame ant teksto Naujas vaizdas ir pasirinkime paveikslėlio failą iš mūsų kompiuterio ar mobilaus prietaiso. Susikūrėme scenarijaus pavadinimą ir mygtuko vizualą. Pridėkime sistemas, kurias norėsime įjungti šio mygtuko pagalba. Spauskime plius ženklu pažymėtą mygtuką ir išsirinkime patalpą, kurioje esančias sistemas norėsime valdyti. Nustatykime šviestuvus taip, kad sukurtumėme ryškiai apšviestą aplinką. Patvirtinkime atliktus veiksmus mygtuku atlikta. Svetainės šviestuvai nustatyti. Tokiais pat žingsniais įjunkime muziką. Čia galime reguliuoti pradinį garso lygį, taip pat pasirinkti iš anksto paruoštą grojaraštį. Atlikime tos pačius veiksmus su dar viena patalpa. Nustatykime apšvietimą ir muziką valgomajame kambaryje. Tokiu būdu į bendrus namo scenarijus galime įtraukti visas atskirose patalpose pasiekiamas inžinerinės sistemas. Pavyzdžiui, užuolaidas, televiziją, elektra valdomą židinį, kambarių temperatūros, vėdinimo lygį ir taip toliau. Mūsų ką tik sukurtas scenarijus svečiai rasime kairėje programėlės pusėje. Pasirinkę jį ir paspaudę paleidimo mygtuką, iškviesime visus mūsų ką tik sukurtus veiksmus. Užsidegs ryškus apšvietimas svetainėje ir valgomajame, taip pat abiejose patalpose ims groti muzika.
Paspaudę mygtuką pažymėtą širdele, įtraukime šį scenarijų į mūsų mėgstamiausius. Tokiu būdu scenarijaus mygtukas atsiras pradinėme vizualizacijos lange, kurį galėsime pasiekti vos tik įsijungę programėlę ar priėję prie valdymo ekrano. Kita skiltis - muzika. Čia galime matyti informaciją apie visose patalpose esančias garso zonas ir jas valdyti. Įjungti, išjungti, sujungti atskiras zonas, kad juose grotų muzika iš vieno šaltinio. Viršutinėje eilutėje galime filtruoti pateikiamą informaciją pagal sujungtas į grupes patalpas, kurias valdome iš vieno lango. Pagal dabar aktyvias zonas arba pagal fizinės patalpų zonas, pavyzdžiui, pirmas aukštas, antras ir taip toliau. Pasirinkę patalpą, pavyzdžiui, valgomasis, valdome konkrečiai šios patalpos garso šaltinį. Mygtuku su natos ženklu galime naršyti tarp šiuo metu pasirinkto grojaraščio dainų. Bazalte muzikos grojimo serveris vienu metu leidžia naudoti 4 garso šaltinius. Tai patogu, nes kiekvienas šeimos narys gali turėti savo individualų transliavimo šaltinį, kurį gali greitai pasiekti. Tam tereikia būnant patalpoje programėlės apačioje pasirinkti mygtuką šaltinis ir išsirinkti savąjį. Sistema automatiškai pradės groti jūsų muziką. Kokią muziką gros jūsų šaltinis priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Rinktis galime paspaudę mygtuką su dvigubos natos simboliu. Muzika gali būti patalpinta lokalioje atminties saugykloje, taip pat tai gali būti interneto radijas ar muzikos transliavimo servisai, pavyzdžiui Spotify. Galimas funkcionalumas, kad jūsų mėgstama laida, sporto varžybos ar koncertas televizoriaus ekrane taip pat leistų garsą per daugiazonę namo garso sistemą. Kita bendrinių namo valdymo funkcijų skiltis - termostatas. Kitaip visų patalpų klimato apžvalga. Kaip ir garso valdymo atveju, pateikiamą informaciją galima rūšiuoti pagal logines namo dalis. Matome bendrinę informaciją kiekvienos patalpos atskirai. Nustatyta temperatūra, esama temperatūra, patalpoje vyksta šildymas ar šaldymas, tai atvaizduoja ugnelės arba snaigės simboliai, taip pat kokiu principu vyksta patalpos vėdinimas. Pasirinkę mus dominančią patalpą, pavyzdžiui svetainę, galime nustatyti mums reikalingą temperatūrą. Sistema automatiškai atliks veiksmus, kad užduotis būtų įvykdyta. Jei norime, kad skirtingų paros metu patalpoje būtų skirtinga temperatūra, galime pasinaudoti savaitiniu planuotoju. Jį rasime paspaudę kalendorių vaizduojantį mygtuką programėlės dešiniajame kampe. Pasirinkime vieną dieną su pliuso simboliu, iškvieskime funkciją auto. Tempdami oranžinį apskritimą parenkame mums reikalingą temperatūrą ir laiką, nuo kada termostatas automatiškai nusistatys pagal mūsų užduotį. Sukurkime scenarijų, kad sistema dienos metu palaikytų 23 laipsnius temperatūrą patalpoje, o naktį 2 laipsniais mažiau. Sukūrėme vienos dienos scenarijų. Grįžkime į savaitės dienų planavimo langą. Dabar kopijavimo funkcijos pagalba šį scenarijų galima priskirti visos savaitės dienoms. Lentelės viršutinėme kampe patikriname, kad planuotojo funkcija būtų įjungta. Sugrįžę į visų patalpų klimato informacinį langą, prie ką tik redaguotos patalpos svetainė, matome laikrodžio simbolį. Jis reiškia, kad šios patalpos klimato valdymui yra naudojamas planuotojas. Kita skiltis - scenarijų valdymo planuotojas. Šis funkcionalumas suteikia galimybę automatiškai paleisti mūsų sukurtus scenarijus. Scenarijų galima įjungti parinkus konkretų laiką arba saulėlydžio ar saulėtekio metu.
Sistema duomenis ima iš interneto arba lokalios orų stotelės. Galimas laiko užvėlinimas arba paankstinimas iki valandos laiko. Pavyzdžiui, scenarijus įsijungs saulei nusileidus ir praėjus pusiai valandos laiko. Pavyzdys. Esame sukūrę du scenarijus. Vienas sodo apšvietimą įjungia, kitas išjungia. Planuotojo lange kuriame naują grafiką. Pasirenkame saulėlydis, pridedame 15 minučių vėlinimą, pasirenkame savaitės dienas, kada mums aktualus šis veiksmas ir priskiriame scenarijų, kuris įjungia sodo apšvietimą. Grafiką sodo apšvietimo įjungimui jau turime. Dabar reikia sukurti grafiką, kada jis išsijungs. Vėl renkamės naujas grafikas, pažymime saulėtekis, paankstiname laiką 15 minučių, pasirenkame dienas, kuriomis grafikas bus aktyvus ir išsirenkam scenarijų, kuris išjungia sodo apšvietimą. Sukurtus grafikus galime bet kuriuo metu įjungti ir išjungti. Tam yra skirti mygtukai prie grafiko pavadinimo. Tokiais nesudėtingais veiksmais sukūrėme automatinį sodo apšvietimo valdymą ir tam nereikia jokio išmanaus namo diegimo įmonės specialisto pagalbos. Skiltis laikmačiai. Nuo planuotojas skiriasi tuo, kad planuotojas valdo mūsų kaip vartotojo pačių sukurtus scenarijus, o laikmatis - sistemos programuotojo suprogramuotą funkcionalumą. Pavyzdžiui, galime pasirinkti, kuriomis savaitės dienomis ir kuriuo laiku bus vykdomas kiemo laistymas, kada buvę jutikliai įjungs komfortišką ryškų apšvietimą, o kada silpną naktinį. Trumpai tariant, programuotojas sukuria funkciją, o mes kaip vartotojai nustatome, kokiu metu ji veiks. Energijos sąnaudų ir orų skiltis yra informacinio pobūdžio. Čia galite sužinoti einamąsias energijos ar išteklių sąnaudas, jų suvestinę. Pagal šios duomenis galite koreguoti savo elgseną, kad gyventi būtų taupiau ir tvariau. Informacija apie orus pateikiama pagal jūsų gyvenamosios vietos duomenis iš interneto arba lokaliai sumontuotos orų stotelės. Taigi, apžvelgime trumpai bendrines namo valdymo funkcijas Basalte Home programėlėje. Iki kito karto.